Labas rytas, vienas Viešpats. Ir mes visi esame viena Kristuje, kas susirinko dėl Viešpaties, 2 ir 3 Viešpats yra jų tarpe. Ačiū kiekvienam, kas esate, kas atėjote. Džiugu kiekvieną matyti. Pakilkime ir nukreipkime savo širdis į Viešpatį, dėl kurio čia susirinkome. Visų pirma, jis yra mūsų vidury ir jis sostė, jis karalių karalius, jis yra viešpačių viešpats. Pagarbinkime mūsų Viešpatį, padėkokime jam už gyvenimą, už sveikatą, už visas malonės, kuriomis esame apdovanoti. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk, taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk, taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Saulė jau danguje suspindo, jau laikas giesmę tau giedot. Ir nesvarbu, kas buvo, nesvarbu, kas laukia. Leisk iki vakaro man tau giedot. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk, taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk, taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Esi kantrus ir pilnas meilės, nuostabus ir koks didis tu. Gerumas tavo man priežastis giedoti. Dar 10 000 tam priežasčių. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk, taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk.
jėgos baigės, laikas man visiškai sustos. Mano siela nesiliaus giedoti. Per amžius tavo vardui ji giedos. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk. Taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk. Taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Šventą jo vardą girk. Šventą jo Dėkojame tau, Viešpatie. vardą girk. Tai begėdant pagalvojau, koks brangus kiekvienas iš jūsų. Esame bažnyčia, susidedanti iš daugybės narių ir kiekvienas yra unikalus. Kiekvienas yra be galo brangus Viešpačiui ir be galo brangus man. Agne, tu brangi man. Aukse, tu labai brangi man. Vilma, tu labai brangi man. Viešpačiui taip, bet mes supraskim, kaip mes kiekvienas reikalingas, kaip reikalinga bažnyčia. Ir vakar klausiau ir tokį podcastą. Ir buvo klausimas, ar aš galiu tikėti Dievu pats vienas, be bažnyčios. Galbūt ta bažnyčia nelabai patinka žmogui. Ji tokia, bet tu, jeigu sako, radai tobulą bažnyčią, tai neik ją, nes tu ją sugadinsi. Toks posakis. Tai tobulos bažnyčios nėra, nes jis susideda iš netobulų žmonių. Bet mes susirenkam, Viešpas mūsų tarpe, jis sujungia ir visa tampa tobula. Ir va tas buvimas drauge, tas vienis, kai įvyksta vienis, jis yra tobulas ir Dievui tai patinka, jis gėrisi. Gėrisi savo sūnumi, savo dukra, sako, tavimi aš gėriuosi. Tu esi mano sūnus ir tavimi aš gėriuosi. Tu esi mano dukra ir aš tavimi gėriuosi. Gera kartu girti Viešpatį, mes kartu giedame tą pačią giesmę, tariame tuos pačius žodžius ir mes susivienijam. Aleliuja. Jis be galo maloningas, švelniai šypsosi jis tau, tu esi brangus jam. Jėzus laisvę dovanojo, kiekvienam, kas tiki juo, džiaugimės visi kartu, išlovinkim karalių Jėzų. Aleliuja, 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 jam šlovė.
nėra pagrindo liūdėti. Mūsų viešpats šiandien gyvas, gyvas Jėzus Kristus. Jo valdžia amžina ir jo meilė tobula. Dangų siekia Dievo malonė, jis priima kiekvieną žmogų. Aleliuja, 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 jam šlovė. Aleliuja, 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 jam šlovė. Aleliuja, 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 jam šlovė. Aleliuja, 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 jam šlovė. Mūsų viešpats šiandien gyvas. Mūsų viešpats šiandien gyvas, jis be galo maloningas, švelniai šypsosi jis tau, tu esi brangus jam. Jėzus laisvę dovanojo kiekvienam, kas tiki juo. Džiaukimės visi kartu ir šlovinkim karalių Jėzų. Aleliuja, 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 jam šlovė. Aleliuja, 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 jam šlovė. Paklausyk, brangus žmogau. Paklausyk, brangus žmogau, nėra pagrindo liūdėti. Mūsų Jėzus šiandien gyvas, gyvas Jėzus Kristus. Jo valdžia amžina ir jo meilė tobula. Dangų siekia Dievo malonė, jis priima kiekvieną žmogų. Aleliuja, 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 jam šlovė. Aleliuja, 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 jam šlovė. 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 Jam šlovė. Jam šlovė. Jam šlovė. Sveiki, brangieji, galite sėsti. Ir informacija bus šiandien tokia. Kaip matot, pamokslauja Darius. Ir Darius turi gerus giminės. Kai aš pamokslaudavau, giminės pas mane neatvažiuodavo. O pas Darių atvažiavo
Sveikinam Jūs. Informacija dėl krikšto. Jei norite būti pakrikštytas, Jūs turite ateiti į krikšto pamoką, kuri bus birželio 11 dieną 15 val. Ir čia tas laikas bus patikslintas, todėl kad atsirado žmonės, kurie dirba ir 15 val. Negali. Tai sekantį sekmadienį bus informacija patikslinta. O registruotis galima 2 būdais: internetu arba kitą sekmadienį prieiti prie pastorės ir užsiregistruoti tiesiogiai pas ją. Kai šiandien Rūta kalbėjo, kokie mes netobuli čia susirenkam, tai prisiminiau, kad ankstyvoje bažnyčioje buvo toks aiškinimas rašto vietos apie gailestingą samarietę, kad tas sumuštasis tai mes, kurie ateinam pas Dievą, sudaužyti, suluošinti, su ligom ir visa kita. Tokie. Bet kitų kultūrų atžvilgių tas gailestingas samarietis buvo taip pat netobulas. Ir jis ankstyvoji bažnyčia aiškino taip, kad tai yra Jėzus tas gailestingas samarietis. Ir žiūrint Romos imperijos gyventojams ar graikams, žydai buvo toli gražu netobuli. Ir Jėzus taip pat. Taip kad ne vien mes netobuli, bet mums ateinam pas tą, ir kuris mus priimam jį tokį, koks jis yra, kuris aptvarsto mūsų žaizdas, pagydo mus, išklauso mūsų. Aš žinau, kad kai kas prašė pasimelsti, kad kažkas laiko egzaminus dabar, kai kam nugarą skauda, kai kam dar kažkur nors skauda, tai mes ir paprašysim to netobulą už mus netobulus. Jėzau, mes meldžiam tavęs, prisiliesk prie mūsų, atsakyk į mūsų poreikius, padėk duok mums ramybę laikant egzaminus, prisiliesk prie mūsų kūno, kuris yra taip pat netobulas, gydyk mus Viešpatie. Meldžiam ir dėkojam tavęs, Dieve. Dėkojam, būkit palaiminti. Jo, iš tiesų, labai įdomiai nuskambėjo netobulas Jėzus. Jis buvo toks netobulas, kad mes jį nužudėm. Jis taip nepriimtinas atrodė. Žemei ir žmonijai, bet Dievo akyse jisai buvo tyras, nekaltas, kaip krištolas. Taigi jo, pakelkime ir dėkokime jam. Jėzau, niekas žemėj šioj neprilygsta tau. Viešpats tu, tau dėkingas esu už tai, ką padarei dėl manęs. Gelbėtojo, guodėjau ramybėje tavyje, te mano širdis ir visa many lenkėsi
padėka ir garbė. Jūra kalnai nusilenks prieš tave, prieš galingą tavo vardą. Visa manyte nušlovina jį. Tu mano džiaugsmas, tu mano viltis. Tik tavyje aš pilnatvę randu, tavyje. Žemėj šioj neprilygsta tau, viešpats tu, tau dėkingas esu už tai, ką padarei dėl manęs. Gelbėtojau, guodėjau ramybėje. Ta mano širdis ir visa many lenkiasi tik tau vienam. Te žemė dangus gieda tau viešpatie, karaliui šlovė, padėka ir garbė. Jūra kalnai nusilenks prieš tave, prieš galingą tavo vardą. Visa manyte nušlovina jį. Tu mano džiaugsmas, tu mano viltis. Tik tavyje aš pilnatvę randu. Te žemė dangus gieda tau viešpatie, karaliui šlovė, padėka ir garbė. Jūra kalnai nusilenks prieš tave, prieš galingą tavo vardą. Visa manyte šlovina jį. Tu mano džiaugsmas, tu mano viltis. Tik tavyje aš pilnatvę randu. Tik tavyje aš pilnatvę randu. Tik tavyje aš pilnatvę randu. Tavyje. Kai nurims garsai ir muzika nutiks, ateisiu pas tave. Trokšdamas atnešt kažką labai brangaus, ko gerėsies tu. Atnešiu tau daug daugiau nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki ne to. Žvelgiai į mano mintis ir viską žinai, tau reikia mano širdies. Aš trokštu garbint tiesoj ir dvasioj, nes viskas apie tave, Jėzau.
Viešpatie brangus, išreikšti negaliu, ko vertas vien tik tu. Net į vargšas aš, priklauso viskas tau, viskas, ką turiu. Atnešiu tau daug daugiau, nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki ne to. Žvelgi į mano mintis ir viską žinai, tau reikia mano širdies. Aš trokštu garbinti tiesoj ir dvasioj, nes viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, nes viskas apie tave, Jėzau. Aš trokštu garbinti tiesoj ir dvasioj, nes viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, nes viskas apie tave, Jėzau. Kai nurims garsai, ir muzika nutils, ateisiu pas tave. Trošdamas atnešt kažką labai brangaus, ko gerėsies tu. Atnešiu tau daug daugiau, nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki ne to. Žvelgi į mano mintis ir viską žinai, tau reikia mano širdies. Aš trokštu garbinti tiesoj ir dvasioj, nes viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, nes viskas apie tave, Jėzau. Aš trokštu garbinti tiesoj ir dvasioj, nes viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, nes viskas apie tave, Jėzau. Ačiū tau, Dieve, kad tu esi ir viskas yra tau, iš tavęs ir tau. Dėkojame Viešpatie už tavo malonę. Amen. Ačiū šlovintojams. Galit sėsti. Taigi, šiandien norėčiau pašnekėti apie išrinkimą. Ir aš taip pagalvoju, pas mus tas žodis yra toks išrinkimas, rinktinė, ne, išrenka į rinktinę, dar kažkur. Bet anglų kalboje tai yra keli žodžiai netgi, kad
tie, kur rinkimuose pas mus į parlamentą irgi sakom išrinktieji, ne? Mes paprasti, o tie tai jau išrinktieji. Iš paprastų tampama išrinktaisiais patekus į Seimą, ne? Po to išrinkimas į rinktinę žaisti už kažkokią komandą ar šalį atstovauti. Bet anglų kalboje yra ten, kur politiškai tai election ten išrinkimas, po to paskiau kas augina kažką savo ten agurkus, dar yra, žinot, kad yra selekcija irgi. Atrinkimas, išrinkimas tam tikros rūšies, kuri pati geriausia sėkla, duos geriausią derlių. Ir tada tik tai jau anglų kalboje yra tas trečias žodis, gal žinot tą serialą Chosen. Chosen apie Jėzų Kristų. Serialas, kuris yra Chosen. O Chosen tai reiškia, kad kažkas tave išsirinko. Kažkas tave išsirinko. Ir noriu pašnekėti apie tą temą, jinai tokia truputį vienoje denominacijoje kalvinistų arba presbiterijonų, tai yra predestinacijos doktrina tokia, kad viskas yra Dievo nulemta, kas bus išrinkti, kas bus išgelbėti ir kas bus neišgelbėti ir panašiai. Ten per šitą pusvalandę, aš nežinau, čia visko mes nepažiūrėsim, bet pasižiūrėsim, ką kalba Dievo žodis apie tą išrinkimą. Ir aš kaip prisiminiau tą temą, man tas filmas Chosen yra, žinai, išrinktieji. Ir aš pagalvojau, kai mokiniai gyveno savo gyvenimą, jie nevaikščia po Izraelį, sako, kad ras čia Jėzus, va šitas bus Jėzus, davai, sekim jį, žinai. Ne, Jėzus vaikščioja, sako, tu eisi su manim, žinai. Jėzus jos pasirinko. Kaip ir į rinktinę, treneris renkasi žaidėjus, o ne žaidėjai. Balsuosim, bus dabar šitas mūsų treneris. Ne? Gal taip ir norėtų. Nes būna tokių komandų, kur problemų tokių buvo. Aš atsimenu, kai Graikijoje buvo olimpinės žaidynės, kad JAV rinktinės žaidėjai, tie profesionalai sakė, ką tu treneriai aiškini? Jam pabaliavojama čia problema, žinai. Treniruotė netiem iš ryto. Į kas? Tai tau reikia, tu į treniruokį, žinai. Ir jau tai kažkaip ir nelabai tai pažiūri kažkaip. Taigi, tai kad išrinktieji, kaip tam filme Chosen rodo, kad Dievas pasirenka ir Dievas kažką daro. Ir visų pirma, aš pagalvoju, viskas prasideda Biblijoje, jeigu mes pradėsim nuo pradžios, ne, Dievas sukuria pasaulį. Nežinau, galima sakyti, negalime, kad Dievas pasirenka Adomą, ne? Adomą pasirenka. Ir po to, kai žiūrim, skaitom Biblijoje istorijas, kad Dievas renkasi asmenis, ne? Nojų pasirinko, pavyzdžiui, ir Nojaus šeimyną, o kiti pražuvo, žinai. Dievas pasirinko. Po to atsiranda Abraomas toks, ne? Vėl asmuo, nėra jis ten kažkokios garsios giminės ar dar kažko. Ir Abraomai sako, eik, kažkur eit, kažkur eit. Dievas pasirenka. Po to, po Abraomo atsirada Jokūbas, ne? Iš Jokūbo jau gimsta tauta. Ir visi jie yra pasirinkti, jie ne patys sugalvoja. Ir taip atsiranda žydai išrinktoji tauta. Ir jie gyvena Egipte, ir jie nežino, kad jie yra išrinktieji. Bet kai gyvena Egipte ir juos reikia išvesti, tai tada jie sužino, kad jie yra išrinktoji tauta ir Dievas juos pasirinko. Dievas jau prieš tai užsiminė, kad juos pasirinks ir Dievas juos pasirinko. Ir taip Dievo pasirinkimu žydai tampa išrinktoji tauta. Ir tu gali galvoti. Ir mes kai galvom, kad tu išrinktasis, tu jau turi privilegijas, ne? Privilegijas. Tik tais būna kiti sąžiningi tokie rinktiniai žaidėjai, sako, jeigu mane pasirinko, tai man dabar atsakomybė, jeigu nelaimėsiu, tai kaip aš grįžęs žmonėme akis pažiūrėsiu, kad tai yra atsakomybė, bet dažniausiai žmonės galvoja, kad tai yra, paprasčiausia privilegija. Privilegija ir kadangi žmogus, aš galvoju, nuodėmingas, jis perverčia į kitą pusę tą privilegiją, žinai. Tiek privilegija, kad jis pradeda savivaliauti, dar kažką daryti, kadangi žmogus yra nusidėjęs. Taigi norėčiau pažiūrėti Išėjimo knygą.
kaip Dievas veikia. Išėjimo knyga, 20 skyrius, 2 eilutė. Ir čia Dievas sako, aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Ir viešpats pasako, kad aš išvedžiau, aš pasirinkau. Ne jūs tokie gabūs buvot, sugalvojat, padarėt sukilimą, opoziciją patraukėt į savo pusę, dar kažką ir tada jūs pabėgot iš vergijos. Žinai. Nors, kaip istorija sako, buvo tų vergų sukilimų Egipte, bet žydai ne taip buvo išvesti. Nes Dievas pasirinko juos. Ir jis pasirinko dėl ko? Dėl to, kad jis buvo davęs pažadą. Ir galima pagalvoti, aš galvoju, kodėl žydai išrinkti? Ne? Kodėl žydai? Žydai tokie išrinktoji tauta. Ir kadangi Dievas jas pasirinko, kad buvo davęs pažadą Jokūbui, Abraomui, ir kas įdomiausia, jis perspėja. Iškart perspėja. Negeriau, jūs busit labai čia tokie kieti, geri, patys geriausi, protingiausi, vienu žodžiu, patys pačiausi jau. Bet, sako, ne jūsų nuopelnas. Ir jeigu mes pažiūrėtume toliau istoriją, yra pakartoto įstatymo. Ir jie jau dabar išėjo iš Egipto, jie eina, jiem jau kai kas nusibosta. Ir pakartoto įstatymo 7 skyriui, 7-8 eilutės. Viešpats jau jiem kalba, sako, viešpats jūs pamilo. Ir pasirinko ne dėl to, kad buvote gausesnė tauta už kitas tautas, nes jūsų tauta mažesnė už kitas tautas. Bet dėl to, kad viešpats jūs pamilo ir kad ištesėtų jūsų tėvams duotą priesaiką. Jis išvedė jūs galingą rangą iš faraono, iš Egipto karaliaus vergijos. Ir čia parodo, kad jie neturi nieko ko pasigirti. Nieko neturi pasigirti, kad čia jie kažkokie pačiausi. Toliau 10 skyriui tos pačios knygos. 10 skyrius, 15 eilutė. Ir viešpats vėl rodo, kodėl tai įvyko. Viešpats, sako 15 eilutė, viešpats pamėgo tavo tėvus, juos pamilo ir pasirinko iš visų tautų jų palikuonis. Tai yra jūs, kaip tai yra šiandien. Ir kai ta knyga rašoma, sako, kaip yra šiandien, Dievas jūs pasirinko, ne jūs, kad tokie kieti ir geri buvot ir čia Dievo baimingi. Ne, sako, aš pasirinkau. Ir tada, kadangi pažadai yra duoti tautai, ne, ir Izraelis laiks nuo laiko suklumpa, nusisuka, o pranašai visą laiką primena tuos dalykus. Kad ne Dievas nuo jūsų priklauso, bet jūs nuo Dievo, nes kai tau gerai sekasi, tu gali galvoti, kad Dievas nuo tavęs jau priklausomas, Dievas tavo pusėj, mano kariuomeniai, už mane kariauja, žinai, žiūrėk, nepralaimėk. Ir aš keliu savo tikslus ir tu tik Dieve vykdyk tai, ką aš sugalvojau. Bet sako, aš dėl to, kad daviau pažadą. Ir Dievas turi planą. Mes nežinom to plano iki galo, bet žinom, kad jis jį turi. Ir istorijos bėgyje ateina Jėzus. Ir Jėzus ateina, kaip sakiau, kaip ir tam filme Chosen rodo, Jėzus ateina ir jis pradeda rinktis mokinius, nes jis turi planą ir konkretų tikslą. Bet įdomiausia, kad Jėzus vaikšto, ne, kalba, ir jis kalba ne taip tiesiogiai, kaip Senajam testamente skaitėm, bet jis kalba užuominom kažkokiom, palyginimais, liktai negalima paprasčiau ir aiškiau šnekėti. Kalba palyginimais, dar kažko, aš atsimenu, kad Seimo pirmininko kažkada tokia paklausė, žinai, kad ten vieni moka tokius mokesčius, kiti tokius, nėra lygybės ir taip. Ir tokia knyga yra Gyvulių ūkis, kur rodo, kad visi gyvuliai lygus buvo, išskyrus kiaulės, tos buvo lygesnės už visus ir aukščiausias. Ir sako, tai o kaip, sako, gyvulių ūkis? Ir jis nesuprato žmogus, sako, tai sako, aš augalinkystę užsiminėjau, jis buvo profesorius, o ne gyvulių ūkis.
Ir Jėzus, va taip įsivaizduojat, šneka ir tu galvoji, ką iš čia šneka, va kaip Rūta galvojau. Jis atėjo, man atrodo, jis buvo per daug tobulas šitam pasaulyje ir jie tu klausai liktai, ir skaityt moki, ir supranti, ką kitas tau sako, bet jisai šneka ir jis palyginimai šneka ir kiti nesupranta. Ir tada tie, kur pašaukti, išrinkti, matai, kad ir tie kartais nesupranta, bet Jėzus jiem paaiškina. Bet kas įdomiausia, kad vis dėlto kalbėdamas palyginimais, Dievas taip atsirenka pašauktuosius. Nes, kaip sako, tie, kur buvo nuolankus, jie atsiliepė. Ir mes galim pažiūrėti Mato Evangelijai. Matas apie tai kalba. Mato 13 skyrius, 14-15 eilutės. Sako, ir pildosi Izaijo pranašysiai žodžiai. Girdėte, girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti, žiūrėsite, bet nematysite. Ir šitų žmonių širdis aptuko ir jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis ir neišgirstų ausimis. Nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Ir Jėzus vaikščiojo ir kalbėjo. Išrinktieji mokiniai sekė paskui jį, sekė ir daugiau žmonių, ne tik tų 12. Bet tie, kurie buvo, galvojo, kad mes žinom, kaip turi viešpats ateiti, iš kur jis bus ir ką jis kalbės. O šitas, ką čia šneka, žinai, ir tada jų širdis dar labiau užkietėjo, sako. Ir tada jie dar labiau pasipiktina, ne? Ir jau net tos dienos nesulaukus, kada jis bus nukryžiuotas, jau tada jie sako, reiktų jį užmušti, žinai. Čia jis pavojingas, žinai. Jis veikia prieš valstybę, prieš mūsų tikėjimą, prieš mūsų šventyklą ir prieš mūsų Dievą. Toks, kaip šiandien sakytume, toks supratimas. Bet įdomiausia, kad Jėzus vaikščiojo, jis ir pats turėjo tikslą. Ir jis žinojo tą savo tikslą. Nes sako, aš gyvenu ir vykdau Dievo valią. Ir, pavyzdžiui, Jonas, kur savo Evangelijai parodo labiausiai, kad Jėzus yra žmonijos gelbėtojas. Ir Joną, pavyzdžiui, Evangeliją, jeigu atsiverstume 4 skyrių, 34 eilutę. Ir jis sako, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Ir jis parodo, kaip išrinktasis kažkoks. Sakom, aš žinau, kad turiu vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Konkrečiai jau, aiškiai. Paskiau Jono Evangelija 5:30. Iš savęs sako, aš nieko negaliu daryti. Teisiu kaip girdžiu ir mano teismas teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet valios Tėvo, kuris mane siuntė. Tai mes matom, kad jis žino, kad jis atėjo vykdyti jo valios, teisė taip, kaip Dievas teisė ir neieško savo valios. O šeštoji eilutė jis pratęsė toliau. Jono 6:38. Ir vėl jis užtvirtina, sako, aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. Jisai kaip supančiotos tos valios, o nesakytume, tai jokia laisvo pasirinkimo. Turi vykdyti programą nei kairė, nei dešinė, ne tai kaip politikai pažadė ir nori vykdai, nori nevykdai, svarbu mus išrinkot ir viskas. O čia sako, aš pasiustas, aš kitaip negaliu. Ir žino tą valią, ką jam daryti, ką jam veikti. O toliau dar jis pradedam savo mokiniam dar įdomiau šnekėti. Galvojo, jie atėjo Jėzus, dabar mes jį seksim, atgausim nepriklausomybę nuo Romos imperijos, būsim laisvi, kaip Lietuva nuo Tarybų sąjungos, garbinsim savo Dievą ir mūsų niekas netrukdys ir visi kiti turės sekti mūsų pavyzdžių. Ir Jėzus kalba apie savo valią ir toliau jis pradeda kalbėti, sako, aš atėjau dėl tam tikros valandos, įvyks tam tikrą dieną, tam tikras įvykis ir bus. Ir čia mokiniai suklūsta, žinai, kas čia dabar, žinai.
Tai kaip jis nepasiliks su mumis. Ir tada jis Jono Evangelijai 7 skyriui jis toliau pratęsė jau 30 eilutę, jeigu atsiversim. Ir žmonės, kai tai išgirdo, ką sako, visai nebeaiškus, ką iš čia šneka. Ir tada jie norėjo Jėzų suimti, bet ne vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar buvo atėjusi jo valanda. Jis žinojo tą valandą, kada ateis, o čia žmonės jau norėjo jį tą valandą įvykdyti savo laiku. Ir tada sako, nieks nebepakėlė rankos, nusviro rankos. Aš atsimenu, kaip tokie liudijimai iš Etiopijos pasakė pastorius, toks amerikonas, kad žodžiu, šaly buvo toks laikas ten nesenai, kad negalima buvo pamokslauti bažnyčiai, uždraudė. Ir sako, jie rinkdavosi naktį, ta naktis pas juos 7 vakarą vakare jau prasideda ir jeigu pas tave rasdavo Bibliją, tai jau tavo valanda atėjo. Ir sako, tas pastorius tą Bibliją suplėšė ir išdavirlino kiekvienam po lapą ten, po kažkiek. Ir kiekvienas išmokdavo ir turėdavo mintinai mokėti, nes ateini naktį, ką tu paskaitysi. Ir jis sako, pavyzdžiui, Jono 7:30 Rūta. Rūta atsistoja, pasako, tada tas toliau pamokslauja. Kita pasako, tas pacituoja toliau raštą. Ir taip tarnaudavo. Ir vieną dieną jį vis dėlto pagavo tą pastorių, kadangi jisai eidavo pamokslauti, kur legaliai galėdavo, tik laidotuvės. Žmogų laidoja, jis pasako pamokslą. Ir jį suėmė, atvedė aikštę ir padarysim, ne ešafotą, bet parodoma į teismą, prijungsim elektrą ir jis mirs. Ir jau viską paruošė, sako, tu gali pasakyti paskutinį žodį, jis pasakė paskutinį žodį, prijungė elektrą, įjungė elektrą ir išmušė saugiklius ir nieks neįvyko. Organizatoriai susinervino, sako, nesąmonė, greitai sutvarkykite tą elektrą, kitą dieną padarysim. Kitą dieną vėl jį atsivedė, vėl pajungė. Kadangi pas mus tai elektra yra žiedas toks, jeigu iš vienos pusės nutrūko Lietuvoje, iš kitos pusės atitekės, o pas juos tik viena linija. Ir vėl tai saugikliai iššoka. O pagal įstatymą, jeigu 2 kartus vykdoma mirties bausmė, tu nemiršti, viskas, tave turi paleišinai. Ir tada tie sako, eik lauk, nenervuok, čioš, kad nieks nematytų tavęs. Ir taip, ir tu nesupranti, Dievas pasirinko. Ir tie, kurie žudė, norėjo išgirti Evangeliją, išgirdo, ir visi kiti pamatė. Tai ir jis nežinojo žmogus tos valandos, kada ateis, o Jėzus sako, aš atėjau tam tikrai valandai. Po to Jono 8:20 galim pažiūrėti, šiandien gal biškį daug rašto bus. Ir jis vėl čia kalbėjo ir prieš tai jisai... Ir žydai prieš tai kaltinu, kad tu, sako, pats save iškeli, pats apie save liudiji, save laikai kažkuo. Ir Jėzus tada jau šventyklos išdiniai su mokiniais ir sako, ir niekas jo nesuėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Ir Dievas, aš pagalvoju, ką išsirenka, jis tą ir vykdo. Tada jau prieš tai skaitėm skyriui norėjo jį užmušti, netgi savo gimtą miestą, kai jis buvo, norėjo nuo uolos nustumti. Padaryti teismą, bet tada jisai išsisuko ir išėjo. Dabar vėl čia norėjo, jau šventykloje. Tada 12 skyriuje, Jono Evangelijos toliau keliaujant, jeigu taip žiūrint, 12 skyrius, 27 eilutė. Ir dabar čia jau Jėzus sako, dabar mano siela sukrėsta ir ką aš pasakysiu, Tėve, gelbėk mane nuo šitos valandos, bet juk tam aš atėjau į šią valandą. Ir Jėzus supranta, kad atėjo laikas. Ir Jėzus parodo toks kaip išrinktasis, jis buvo pagal jo valią, jisai žinojo, kas jam bus, dėl ko jis atėjo ir ateina ta valanda ir jo siela sukrėsta, jis, kaip ir kiekvienas žmogus, nenori mirti, bet sako, ašgi ir atėjau. Ir aš galvoju, mokiniams parodė, kad jis turi užduotį ir jis ją vykdo.
Ir jis yra vienintelis sūnus tėvo ir vienintelis nenuodėmingas žmogus, kuris gali įvykdyti tą tikslą. Ir jis tik tai vienintelis gali tapti žmonijos gelbėtoju. Ir jisai savo valią apibrėžė Jėzus Jonas, tai aprašo 6 skyriui nuo 37 eilutės. Ir jis pradeda kalbėti, kaip aš drįsčiau, čia mano gal žodžiai, kad pradeda kalbėti apie mus. Ir Jėzus sako 37 eilutė Jonas 6. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančio pas mane aš neišvarysiu. Tai jis kalba apie Dievo vaikus, kurie ateis. Ne? Nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mane siuntusio tėvo valia, kad nepražudyčiau ne vieno iš tų, kuriuos jis man davė, bet kad prikelčiau paskutinę dieną. Ir sako, o ta valia, kas patikės manim, tas bus kaip ir išrinktas, galim sakyti. Ir pažiūrėkim dabar toliau. Nes aš pagalvojau, kaip ir tie mokiniai vaikščiojo, jie neieškojo Jėzus, bet Jėzus jų ieškojo. Ten, besimenu, Andriejus sakė, ateik, sako broliai, sako, mes radom, ko mes ieškojom, ko mes vylėmės. Bet jis prieš tai pats susitiko su Jėzumi. Ir aš galvoju, netgi žmonės mes iš kitos pusės pradedam tikėti, pradedam ieškoti patys, bet Dievas jau tame veikia. Aš atsimenu, kaip pats pradėjau ieškoti Dievo, kai aš pamačiau bibliotekai Naujosius testamentus, kada atvežė ten nepriklausomybės pradžią ir pradėjau skaityti. Ir Dievas liktai, bet žmogus tada pradeda tikėti, liktai ir pats, bet Dievas jau veikia ir net, ne mūsų norų, bet Dievo valia. Nes Dievas jau sako, viską matantis į priekį ir neaišku, žinai. Mes tai, kaip ten psichologai yra, aš neatsimenu, gal pataisysingai, jeigu kas yra toks terminas, kamuolys už sofos. Kaip mažai vaikui parodo kamuoliuką, matai, matau, o tą kamuoliuką padeda už sofos, jis nemato. Sako, ne, kambarį nėra, jokių kamuolių negali būti, jeigu nematau, tai ir nėra. Po to, kai mes augam, mes pradedam suprasti, kad jeigu aš nematau, bet yra padėta, aš nuėjau už sofos ir radau tą kamuolį. Ir mes matom, aš įsivaizduoju, kaip tas vaikas, žinai, matom kamuolį, yra. O jeigu paslėpia, nėra. Bet Jėzus sako, tame tikėjimo paradoksas yra, o Dievas mato ir už sofos, ir prieš sofą, viską mato. Ir mes pradedam tikėti, kad kamuoliuką parodė yra, žinai, paslėpė nėra, bet Dievas taip veikia ir panaudoja mūsų. Ir įdomiausia, kad kai žiūrim, kad Jėzus kalba apie savo tikslo valią, kad tie, kurie seks juo, bus Dievo vaikai, bus išrinkti. Ir jisai įdomiausia, kad tai kalbėdams susimena, kad sako, kitų kelių nėra, tik per mane nėra kitų kelių. Kitų kelių nėra. Ir jis pagalvojo, taip, ir mus jisai surinko ir išsirinko. Mes neatsibudom vieną dieną ir sakom, dabar aš tikėsiu Dievu ir ateisiu bažnyčią ir susirinks bažnyčią čia. Bet Dievas veikia, kažkada sesės pradėjo melstis dar kažko. Ir Dievas turi savo manymą. Dar įdomiai, kad Paulius kalba apie tą išrinkimą, kad Dievas, sako, daro viską pagal savo sumanymą. Ir Paulius parodo savo laiškuose, kad Dievas turi teisę į savo kūrinius ir gali daryti juos pagal numatymą savo šloviai. Ir jis tą kalbėjo Korinto bažnyčiai, kuri buvo ten labai jau dvasinės dovanos veikia, 1 Korintiečiam 12:8. Ir sako, vienam dvasios suteikiamas išminties žodis, kitam pačios dvasios pažinimo žodis. Atsiprašau, 18. Bet dabar Dievas sudėlioja kūne narius ir kiekvienas iš jų kaip panorėjo. Sako, sudėlioja ir kaip panorėjo.
Ir jis nepaklausė mūsų, kas norės būti šlovintojų, kas norės to būti, kas to, kaip jis panorėjo. Ir paguoda yra ta, kad mes gyvenam, mes patiriam sunkumus, kančias ir galvojam, kaip čia dabar taip atsitiko, tikim Dievu ar dar kažko, ir jeigu ten kažkas nevyksta tavo gyvenime, kitas gali, kaip seniau sakydavo, mažai tikėjimo turi, dar kažko reikia. Bet Dievas visus tos sunkumus panaudoja mūsų gyvenime. Tie sunkumai nebūtinai Dievo planas yra, nes mūsų pasaulis yra sugedęs. Ir Dievo planas nėra ten vėžys, dar kažkokios lygos, avarijos, nelaimingi atsitikimai, kaip mes vadinam. Bet aš galvoju, kad Dievas veikia mūsų gyvenime net kai sunku. Veikia mūsų gyvenime net kai sunku ir kai mes suprantam, tada mums tai palengvėja. Ir aš manau, kad ateis valanda kažkada, kai mes suprasim, dėl ko tai viskas vyko mūsų gyvenime ir kodėl įvyko blogi dalykai ir geri. Nes Dievas viską numatė. Nes taip galima būtų pasakyti, kad sako, Viešpats numatė, nes jis viską mato į priekį. Mes matom tai mažai, kamuoliuką tik šitoj pusėj sofos. Po to jisai, ką numatė, pasirenka, jis išsirenka. O kuriuos pasirenka, tuos ir pašaukia, o kuriuos pašaukia, tuos ir išteisina, o kuriuos išteisina, tuos ir pašlovins. Ir aš galvodavau, ta predestinacija, išsirinkimas, pavyzdžiui, žydų irgi išrinkimas, mūsų, galim sakyti, krikščionių išrinkimas, Dievo vaikų. Bet tas pasirinkimas, išrinkimas eina iš Dievo meilės. Ką žydai buvo padarę tokio įspūdingo, kad Dievas juos pasirinko? Nieko nebuvo padarę. Kažkas paprasčiausiai buvo nuolankus ir pakluso. Abraomai sako, eik, keliauk dabar, žinai, gyveni, keliauk dabar į Iraną kur nors gyventi. Tu sakysi, tu visai jau. Tai tada nors į Rusiją geriau, žinai. Bet Abraomai tai pasakė, jis ir išėjo, sako, ir jis ėjo nežinodamas. Jis buvo nuolankus ir jį jau išsirinko. Ir Dievas parodo savo meilę. Ir kaip raštas mums ir primena, kad Dievas mus pirmas pamilo. Mes galvojam, kad atsiliepiam, aš esu sąmoningas, bet Dievas mus pirmas išsirinko. Ir kaip žydų tautai buvo duotas pažadas, kad jie išrinktoji tauta. Bet įdomiausia, kad kaip žmogus gali pradėti galvoti, jeigu Dievas mane išsirinko, tai Dievas už mane, viskas bus gerai, jis vykdys mano planus, stovės čia šalia, kovos už mane. Toks, kaip žinai, kaip chuliganai seniau būdavo. Mažiukas eina, kabinėjęs, o iš paskos didelis, žinai. Bet taip nėra. Bet ne Dievas apribotas, kad žydai išrinktoji tauta ir dabar žūtbūt bet kokiam sąlygom visada aš juos gelbėsiu, bet Dievas sako, jūs apriboti mano pažadą, o neklausysit ir važiuosit į Babiloną. Ir tai įvyko. Sako, aš jums nesakiau? Sakiau. Girdėjot, pranašai, sako, girdėjom. O tauta sakė, jetau, kaip praleidom mes, ne? Prasileidom. Ir žydai yra apriboti pažadai. Ir tie pažadai būna, kad, kodėl tiem pažadai. Ir netgi ne visi Abraomo vaikai buvo pažado vaikai. Ir Dievo pažadai ir jo planas yra apriboti tik jo malonę. Nes mes kas tokie, ką mes padarėm, kad būtume išrinkti ir būtume Dievo vaikai. Nieko. Tik tai jeigu kažkas, kaip tie protėviai žydai, kurie buvo nuolankus, ėjo, tada ir tu esi išgelbėtas, jeigu tu esi nuolankus ir šaukiesi. O jeigu kiti sako, tai Dievas tada neteisingas, jeigu tuos pasirinko, tu nepasirinko. Tai kur demokratija, ne? Kur lygias teisės? Kur mano teisės? Kaip šiandien daugelis. Ir aš tada galvosiu, ir tada mes šaukėmės teisingumą, ne? O teisingumą, kaip sako, tas įprotis, tas įgimtas mums, žinai, nes Dievas teisingas yra.
Ir jeigu aš šaukiuosi teisingumą prieš Dievą, tai jeigu aš nusidėlis, tai man viskas. Aš kaltas, man tik į kalėjimą atsisėsti ir tylėti, žinai. Ir kas gali pasiteisinti tada prieš Dievą? Tik jo malonės galim tikėtis. Tik jo malonės. Kaip sako, buvo išleisti iš kalėjimo, tik iš jo malonės. Ir tada taip išeina, viešpats su vienu elgesi vienaip, su kitu kitaip. Ir tada klausimas, ar aš nepamirštu, kad aš esu jo kūrinys, o ne teisėjas. Žinai. Ir aš nusprendžiu, kas yra teisinga. Ir aš galvodavau, kaip žmonės, kurie netiki Dievu, sakydavo, sako, jums smegenys išplautos čia, jums visai čia blogai. Ir jeigu Dievas būtų, nevyktų dabar tokių karų ir benzinas tiek nekainuotų. Ir aš galvoju, kaip su tokiais bendrau, ką jam atsakyti. Ir jie, aš pagalvoju, kad jie elgiasi, kad aš teisus, o tu su savo Dievu neteisus, nes vyksta taip ir taip, nes pagal mane tai neteisinga. O tai kodėl pagal tave teisinga? Nes, neteisinga teisingumas, bet tai teisingumą vykdo kas? Dievas. O jeigu tu teisi, tu aukščiau jau Dievo, jau teisėjas, žinai. Tu žinai, kaip turėtų būti. Ir tada klausim, ar aš esu Dievo kūrinys, ar aš jau susikūriau teisingumą savo Dievo. Ir klausimas, ar aš suprantu Dievo tikslus. Ir tavo yra, kad malonė tai neužtarnauta, tai jo meilė ir gailestingumas mum. Ir tada išgaruoja tas teisingumo ir teisės paieškos. Ir mūsų išgelbimas, sumanimas numatytas tai dėl to, kad jis taip sugalvoja, ne mes. Mes gyvenam, kaip Abraomas, ramiai gyvena savo giminėje, net ten dabartiniam Irake, geroj žemėje, dabar kažkur keliau, kažkur eik. Ir aš galvoju, kad Dievas, kai numatė mums išgelbėjimą savo sumanimu, tai jis taip ir sumanė, kad išsirenka mus, kurie atsiliepia ir tampa Dievo vaikais. Nes jo sūnus atėjo numirė už mus ir atvedė taip mus į jo karalystę, nes mes patys nebūtume įėję. Nes aš pabaigai norėčiau gal tada, prieš pabaigą, kad mes atsiverstume Efeziečiam. Buvo tokia bažnyčia ir Paulius rašė laišką Efeziečiam. Ir jis čia kalbėjo apie išrinkimą. Efeziečiam 1 skyrius, 4 eilutė. Gal čia naujam vertime aš paskaitysiu. Ten aiškiau bus. Efeziečiam 1 skyrius, 4 eilutė. 4 eilutė. Sako, nežinau, kaip pas jūs čia parašyti, taip irgi. Išsirinkdamas mus, jame prieš pasaulio sukūrimą jo akivaizdoje būti šventais be trūkumo meilėje. Išsirinkdamas mus prieš pasaulio sukūrimą. Tai jeigu aš žinau, kaip turi būti viskas teisinga, ar aš buvau prieš pasaulio sukūrimą. Čia panašiai toks pasakymas kaip Jobo knygai, sako, kur tu buvai, Jobai? Sako, aš išsirinkau tave prieš pasaulio sukūrimą. Įsivaizduok, kaip kaimyną pažiūrėk. Dievas išsirinko tavo kaimyną prieš pasaulio sukūrimą. Toliau Paulius šitam skyriuje jisai toliau. Kur čia piškiu? 5 eilutė sekanti. Ne? Savo palankę valiais iš anksto paskyrė mūsų sūnustį per Jėzų Kristų. Dabar jis paaiškina, sako, palankę valia iš anksto paskyrė. Kaip mes sakytume, išsirinko, ne iš anksto. Iš anksto buvo nusprendę jis. 9 eilutė toliau, šitam pačiam skyriui jisai. Atvėręs mums savo valios liepinį, kaip anksčiau savo palankumu jame jau buvo nutaręs. Valios liepinį, kaip čia pasakyti, paprastai žodžiais. Jis tai buvo nusprendęs. Jis tai buvo Dievas nusprendęs išsirinkti. Tai buvo nusprendęs. Tai yra jo valia. Kaip anksčiau savo palankumu jau buvo nutaręs. Jis buvo nusprendęs ir nusprendęs, kad mus išgelbės.
Ir 11 eilutė sako, jame mes iš anksto buvom paskirti paveldėtojai sumanimo to, kuris viską daro pagal savo valios sprendimą. Čia kaip nokautas, sakom, jame mes iš anksto buvom paskirti paveldėtojais to, kuris viską daro pagal savo valios sprendimą. Jis nesikonsultuoja, jis nusprendė, sako, o tai bus ir bus išgelbėtas. Kas atsilieps, bus nuolankus, bus išgelbėtas ir išrinktas. Ir jeigu nagrinėtis, galima ten Romiečiam 9-11 skylių namuose pasiskaityti, kuris kalba ten apie žydus, apie tą išrinkimą, kame problema. Ir sako čia, Dievas savo valia nusprendžia. Jis išsirinko. Ir tada iškyla tokie išrinkimo sunkumai, kaip sako. Tai jeigu Dievas prieš pasaulio sukūrimą numatė, kad žydai bus išrinkta, bažnyčia išsirinko, ir tada sako, tai kas yra dabar puodžius, o kas yra indas, o kas yra molis, ne? Puodžius neklausė, išminkė tą, padarė aną, po to išminkė šaukštą padarė, paskui išminkė bliūdą padarė, ką nori tą daro, žinai. Ir kas jam paaiškins, žinai. Ir Dievas yra suverenus, tai reiškia nuo nieko nepriklausomas. Ir kaip skaitėm, Dievo valia, o tai kaip tada mano valia, tai kur mano valia, ne? Ką aš galiu? Bet iš kitos pusės mes dėjom pastangas, kad patikėtume Jėzumi Kristumi. Kažkur nuėjom, kažką išgirdom, kažkas papasakojo, kažkur paskaitėm, kažkur susipažinom. Dievas už mus nevaikščioja, ne? Mes turim dėti pastangų. Ir tas yra nuolankumas, kad Dievas mus išgelbėjo. Ir kai mes, pavyzdžiui, meldžiamės už savo artimus, kurie neatsivertė, kaip mes meldžiamės, kad, Dieve, padaryk, kad atsiverstų, padaryk situacijas, išgelbėk, išgydyk, kad pamatytų stebuklą, kad dar. Ir mes prašome, ne? O iš kitos pusės mūsų laisva valia, tai tik tais ta valia, kad mes esam pavergti nuodėmės. Ir kol nežiūri veidrodį, tai nežinai, kaip ir atrodo, ne iš tikrųjų. Aš atsimenu, kažkada čia prieš kelis metus sutikau savo grupioką, kur mokėmės universitete ir jisai, porą metų vyresnis buvo. Ir galvoju, toks pasenęs. Ir paskiau einu namo, galvoju, negi ir aš jau toks pasenęs, kaip ir žinai. O kol nesusitingi, atrodo, aišku, ne jaunuolis, bet kaip ir viskas normaliai. Bet kai pažiūri veidrodį, pamatai, kad tu nuodėmingas, tada realybė, nieko nepadarysi, žinai. Ir tada išgaruoja, kad aš nusipelnęs kažko. Kiti sako, jeigu tu išrinktas, tai tu pradėsi didžiuotis ir save aukštinti. Gali būti taip atsitikti, ne? Kaip žydam atsitiko. Mes išrinkti ir Dievas turi taip daryti. Bet kaip žiūrėjau, šiandien kalbėjau, kad ne Dievas apribotas, bet žydai apriboti jo pažadu. Jeigu nesilaikys pažadu, tai ne jam, o jiem bus blogai. Taip ir mūsų gyvenime, jeigu mes išdidus ir save aukštinam ir sako, tie pasikėlė, žinai, čia mūsų niekina, čia kojas laiko, žinai. Iš pradžių gal buvo tokių dalykų. Bet jeigu aš suprantu savo išrinkimą, tai suprantu, kad aš turiu auginti nuolankumą, ne dėl savo gabumų išrinktas ir neužsitarnavau to. Ir nes viskas priklauso nuo jo. Ir jeigu aš suprantu, kad esu išrinktas ir man nebereikia keisti, nes mane Dievas išrinko ir aš toks geras ir viskas, Dievas viską man atleidžia, man čia nieko nereikia. Žinai, kaip Australijoje, neatsimenu pavardės, tas serijinis žudikas būdavo. Ir pas jį ten važiuodavo tie kapelionai, kurie patarnaudavo kalėjime. Ir jis viską žinojo, rašto eilutės, jis ten stodavo, sakydavo, taigi Dievui patinka atleisti. O man tai patinka nusidėti, žinai, po eilinės žmogžudystės. Ir gali pagalvoti, kažkas čia ne taip, žinai. Bet grįžtant į laišką Efeziečiam, Paulius rašė bažnyčiai, čia reikės, bažnyčia 2 skyrius, 10 eilutė. Ir Paulius sako, krikščionim čia, mes esam jo kūryba.
sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paruošė mums atlikti. Ir pagalvok apie savo gyvenimą, kad tu esi Dievo sukurtas kažkokiem geriem darbam, kuriuos Dievas jau, kaip žiūrėjom, netgi prieš pasaulio gal pasirinkimą, jis paruošė mums atlikti. Ne kaimynui, ne dar kažkam. Kažkas nueis, kažką padarys. Kad dar tu kažką padarysi. Kur tu nueisi, ką tu padarysi, kad žmogui. Kita problema, dar kiti galvoja, kad jeigu mes, kaip predestinacija sakė, Dievo viskas yra nulemta, žmogaus valia nieko neįtakoja, viskas numatyta ir nėra ko čia skelbti Evangelijos. Kad Dievas norės, tą ir išgelbės pasaulį. O kiti buvo Moravijos broliai, sako, reikia važiuoti misijas, kur ten skelbti Evangeliją, kad kuo daugiau žmonių išsigelbėti. Ir ta doktrina būdavo, dabar jau ta doktrina biškai kitaip sako, kad vis dėlto reikia skelbti Evangeliją, nes problema yra ta, kad mes nežinom, kas bus išgelbėti. O gal tarp tų, tarp kurių nepaskelbsim, ir buvo išrinktųjų. Ir tas ir yra, kad mes turim skelbti Evangeliją, nes Dievas taip numatė. Ir vėl Efeziečiam 1 skyrius 3-4 eilutė pabaigai. Kad palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzus Kristaus tėvas, kuris palaimina mus Kristuje visą dvasinę palaimą dangaus aukštybėse, išsirinkdamas mums jame prieš pasaulio sukūrimą, jo akivaizdą būti šventus be trūkumo meilėje. Kaip sako, meilėje, žinai. Jeigu aš myliu savo artimą kaip pats save, tai tu pasidalinsi tą žinią. Nes kaip ir Jėzus, ir Dievas, tik iš savo meilės mus išgelbė ir išsirinko. Tik iš savo meilės išsirenka. Ne dėl to, kad mes greiti, kažkokie sumanus labai daug padarysim, daug pasieksim. Ir galvoju, kad tas išrinkimas ir drąsina skelbti Evangeliją. Ir tas išrinkimas priešinasi išdidumui, nes mes tik per malonę patys išgelbėti. Ir išrinkimas nepateisina savo kad aš toks esu ir nesikeisiu, bet skatina keistis pagal Jėzų Kristų. Išrinkimas taip pat kviečia tarnauti ir daryti gerus darbus pagal Dievo valią ir dievotai gyventi. Ir yra daug dar tų klausimų apie tą išrinkimą, bet norėčiau pabaigti eilutę iš pakartoto įstatymo 29 skyriaus. Eilutė. Kas paslėpta priklauso viešpačiui mūsų Dievui, o kas apreikšta mums ir mūsų vaikams, kad per amžius vykdytume visus šito įstatymo žodžius. Čia žydų tautai buvo. Taigi, kas yra paslėpta, tai yra Dievo paslėpta, o kas mums aišku, tą ir turim vykdyti. Ir jeigu mes esame išrinktieji, tai ir elkimės kaip išrinktieji. Supraskim tą atsakomybę, ne vien privilegijos. Nes nuodėmingas žmogus, kai jau išrinktas, jis žiūri tik į privilegiją. Ir išgirsti ten tų mastų visokiausių kyšius į mandarą ir ten tokias sumos, kad vakar su broliu šnekėjom, sako, bijau pameluot pavadinimą, milijoninį miestą, ten merą pagavo. Kyšius ėmė sistemingai daug metų. Kinijoje čia viskas vyksta. Ir rado 23 tonas aukso pas jį. Sakau, tai čia kitos valstybės Europoje tiek neturi, žinai. O ten toje apskrity, nežinau, kiek ten milijonų gyvena, o jau pinigų ten vėl tonom svėrė jau. Ir galvoju, kada jie išrinktas, aš esu privilegijuotas ir viskas turi būti pagal mane ir mano karalystėje vyks taip ir jis turbūt įsivaizdavo, kad karalius jau yra. Tai netgi kinų valstybė tokia, kaip sako, kapitalistinė, komunistinė ir tai net, tokių klaidų, sako, jau, visai jau čia.
Tai va, jeigu mes išrinkti, tai mes ir turim vykdyti. Ir aš linkiu, kad mes suprastumėt, kad esame išrinkti, jeigu mes nuolankus ir nesididžiuotume prieš kitus, bet pasitarnautume, pagelbėtume ir skelbtume Evangeliją ir darytume gerus darbus, kurius Dievas mums numatė. Taigi būkit palaiminti, supraskit, kad esate išrinkti, bet ir turit atsakomybę. Amen. Ačiū Dariui. Ir kaip įprasta užmiršau pasakyti informaciją, kad mūsų pastoriai yra išvykus, pamokslauja Tauragėj ir sekantį sekmadienį jinai pamokslaus. Esu netobulas. Jeigu būtų mano valia, aš nesiliešiu prie sakyklos. Taigi išrinktieji, kaip Jėzus kalbėdamas palyginimą apie gailestingą samarietį, jisai kalbėjo, rodė pavyzdį, kaip daryti gerus darbus, pats skirdamas laiką, aukodamas savo laiką, aukodamas lėšas. Tai mes dabar irgi surinksim paaukojimus. Gal viską pasakiau. Dėkoju tau, mano viešpatie Jėzau, kad myli mane, kad dovaną brangiausią dovanojai, mirdamas ant kryžiaus už mane. Dėkoju tau, mano viešpatie Jėzau, kad nebereikia teisumo darbų. Esu išteisintas iš malonės, tavo vaikas amžiams esu. Aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, noriu gyrių Dievui giedot, giedot ir pasaulis skelbt apie jo malonę. Jei tylėsiu, akmenys imšau. Aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, noriu gyrių Dievui giedot, noriu pasaulis skelbt apie jo malonę. Jei tylėsiu, akmenys imšau. Dėkoju tau, mano viešpatie Jėzau, kad myli mane, kad dovaną brangiausią dovanojai, mirdamas ant kryžiaus už mane. Dėkoju tau, mano viešpatie Jėzau, kad nebereikia teisumo darbų. Esu išteisintas iš malonės, tavo vaikas amžiams esu. Aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, noriu gyrių Dievui giedot, noriu pasauliui skelbt apie jo malonę. Jei tylėsiu, akmenys imšau. Aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, noriu gyrių Dievui giedot, giedot, noriu pasauliui skelbt
šauk, aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, noriu gyrių Dievui giedot, giedot, noriu pasaulius skelbt, apie jo malonę, jei tylėsiu, akmenys ims šaukt. Dėkoju tau, mano viešpatie Jėzau, kad myli mane, kad dovana brangiausia dovanoji, mirdamas ant kryžiaus už mane. Dėkoju tau, mano viešpatie Jėzau, kad nebereikia teisumo darbų. Esu išteisintas iš malonės, tavo vaikas amžiams esu. Aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, noriu gyrių Dievui giedot, giedot, noriu pasaulius skelbt, apie jo malonę, jei tylėsiu, akmenys ims šaukt. Aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, noriu gyrių Dievui giedot, giedot, noriu pasaulius skelbt, apie jo malonę, jei tylėsiu, akmenys ims šaukt. Jei tylėsiu, akmenys ims šaukt. Jei tylėsiu, akmenys ims šaukt. Štai kodėl mes skelbiam Evangeliją, kad negalim tylėti. Akmenys ims šaukt, asilai ims kalbėti, jeigu mes nekalbėsim, ne? Tai va, esam pašaukti kalbėti, skelbti Evangeliją ir va taip giesmėj, ne dėl teisumo darbų, nebereiktų teisumo darbų, bet reikia gerų darbų. Iš pašauktųjų, išrinktųjų, mylimųjų. Taigi, eikit daryti gerus darbus. Sudie.